Pradžia baisi, 3-4 kėlinis, skaitau, geras buvo. Pradžia, čia vėlgi, aišku, nepasiteisinimas, senai žaidėm varžybas, treniruotės yra treniruotės, reikėjo vis tiek, o Šiauliai buvo geram turnyre ir jie nepraradė to ritmo, o mes vis tiek, aišku, čia jau mūsų komandos, sakykime, bėdos. Truputėlį tas pasijuto, paskiau įsižaidėm. Sakykime, nedaug trūko. Mes... Tai va. Mes iš po krepšio prametam, mes gaunam, o jie įmeta tritaškį. Tai toks... toks krepšinis. Kaip sako, gerai, kas laimingai baigėsi, bet mes tikrai žinojom, ypač ten mes ir tą kalbėjom, ir kad nebus taip, kaip žaidėm pirmą kėlinį. Mes tikrai pradėjom su tokia dvigubą energiją ir kontroliavom, bet vėlgi turi Lietkabelis pilną žaidėjų ir patyrusių ir jaunų ir žinom, kad nebus toks lengvas pasivaikščiojimas, kaip gal pirmas kėlinys rodė. Bet negalim taip irgi pasimest momentais, tokios bangos, labai tokios, skaityčiau, skaudžius. Būna, kad ten neįmeti porą atakų, bet apsigini. O mes dažniausiai, jeigu padarom klaidą puolime, mus nubaudžia ir tokį įsivėlėm į tą žaidimą, bet tikrai džiaugiuosi, gale parodėm charakterį ir, ką Rūbiniai pasakiau, tai aš manau, kad mums ta kelionė į Olandiją, kur mes buvom išvykę per naujus metus, padėjo, nes mes ten sužaidėm 2 labai panašios rungtynės gale, praktiškai net 3 rungtynės, kur gale sprendėsi nugalėtojas. Tai mums, manau, davė labai didelę naudą tos rungtynės ir užtikrintai sužaidžiam ir, aišku, krepšinį kaip visada reikia sėkmės. Būtų pataikę iš po krepšių Lietkabelis, būtų visai kas kita. Jie nepataikė, mes pataikėm tritaškį su bauda, labai svarbu ir manau, tas keli metimai tie ir lėmė mūsų pergalę daugiau, tai ten labai kažko tai, kad mes dominuotumėm pirmą kėlinį, o paskui išsilygino žaidimas, jie po biškį vyjosi ir manau, kad žiūrovam nuo to tik tai geriau, aišku, treneriam tiek man, tiek treneriui Valuckui ir treneriui Gedraičiui, tai nėra smagu, kai taip vyksta. Kai kuriems žaidėjams, sakykime, turiu pastabų, jeigu pasakau, kad ten laikyti žmogų, ten truputėlį nevykdė, čia vėlgi. Ar čia mūsų sveikatos tokios prastos, ar kaip, nežinau, bet, kaip sakant, treneris vienas turi būti. Jeigu pasakė, taip turi būti daroma. Truputėlį esu supykęs ant kai kurių, sakykime taip. Gal treneriai irgi nepasimoko, gal mūsų yra klaidos, tai mes tikrai, aš nenoriu kaltinti žaidėjų. Tai yra visų kaltė ir visų klaida. Bet kodėl tos priežastys, aš nenorėčiau sakyti, kad Soliukas mūsų silpnesnis, kad ten pakeitė žaidėjus, jau ta žaidimas prastėja. Gal mes, sakau, ir aš pats asmeniškai priemu ne tokius sprendimus, gal kokius reikėtų, ir pats tikrai žiūrėsiu tas rungtynės, pergalvosiu, kurioje vietoje mes užstrigom. Bet pagrindinis dalykas, skirtumas nuo Ventspilio, gal mes išmokom, leidus komandai dasivyti ir persvert, patys toliau kovoti ir nenuleisti rankų, ir tas pavyko šiandien. Prieš varžybas visada atrodo gal vienaip, prasideda žaidimas, pamatai, kad jų dideli pataiko iš perimetro, dvitaškius, prieit arčiau mes nesugebam kažkaip tais. Tada reikia mažinti sudėtį. Mažinam sudėtį, apsiginam nuo tų tolimų metimų, tada prasideda taškai iš po krepšio, jie pradeda maudyti. Ir toks ieškojimas buvo, toks visas varžybas, tos optimalios sudėties. Kaip padėjo debiutas šiandien? Tikrai dadėjo, tikrai padėjo, vien iš statistikos protokolo matosi, kad padėjo ir iš pačio žaidimo, brandumo dadėjo, bet vėlgi jis turėjo 2 treniruotės su komanda, tai labai sunku tikėtis optimaliausios formos ir optimaliausios pagalbos. Jeigu atvirai, tai aš dar net tiek iš jo pagalbos nesitikėjau šiandieną, kiek jis davė. Tikrai likau patenkintas ir manau, kad treneriai mes visi likom patenkinti. Ne, aš žinau, Lievas, jisai tam lygiai jisai gali puikiai žaisti čia, sakykime, jisai yra tikrai neblogas žaidėjas. Jis valdo situaciją, tikrai protingas žaidėjas ir čia jiem buvo didelis pliusas, kad jis atvažiavo pas juos.